Sveiki, mėlyjeji. Nu ką, trumpas komentaras prieš peršokant į vaizdus. Šį kartą dviračio nebus, man išeiginį ir žinokit, visiškai atsitiktinumo dėka atsidūriau prie vieną iš įspūdingiausių krioklių Indonezijoje. 120 metrų aukščio gamtos stebuklas. Ir būčiau pravažiavus pro šalį, visiškai nežinodama, nepasidomėjus, bet vat, lietutis mane laiku sustabdė, laiku susiradau nakvynės vietą ir vat, prie tos nakvynės vietos visas tas grožis slėpės. Nu ir dar vienas turistas iš Olandijos man truputį papasakojo, kad jo, čia visai netoli yra va, šitas lankytinas objektas. Tai va, pamoka man, nu kitas biškį reik pasidomėti, ne tik tai aklai minti, ką tikrai labai mėgstu. Dažniausiai va, kažkas kažką parekomenduoja ir tada žiūriu, aha, čia mano maršrutė, ar reikės labai daug nusukti. Jeigu labai daug, tai tikrai nekeliausiu ten, bet jeigu prie vietos, tai kelis kilometrus deturą galima padaryti. Tai gerai, šokam į video. Čia keliauju į Goa Tetes urvą. Reikia atsargiai. Eina sau. Wow. Reikia atsidėti daiktus prieš einant į urvą. Na va, kaip gerai laiko atsikeitėm. Vis dar aš taip įtariai žiūriu, nes palikau ten savo droną. Čia yra žuvų ir jos les mane. Ir vieną dėlę buvau radusi ant savęs. O, baba. Geras. Nu ką, reik lyst lauk iš čia. Geras. Aš
visiškai šlapia. Dar čia kažkoks nedidelis urvelis. Na va, radau draugės iš Olandijos. Prisijungi kartu žygiuoti. Čia nusileidimas į apačią. Nothing impresses more than nature. Yeah. Oh, wow. It's enough. Yeah. Dievuliau! O Dieve, kaip gražu! Kaip gražu! Ir galvojau, tik tai trumpai pasivaikščiosiu. Nė velnio, gaunas kelių valandų žygis. I don't like that, man. I have a bet. I have a bet. We can go backwards. You didn't notice. No, What the fuck? no. Einam toliau. Va, dabar keliaujam pasižiūrėti apžvalgos aikštelės. Ir čia nuėjimas. Eina savo kaip aukštai, bet jau beveik viršūnė. From the bottom. Yes, that one is from the top. Dieve, dar tie laiptai tęsias. Nu va, viskas, turas baigęs, keliaujam į apačią. Aš maniau, užtruksiu valandėlę. Pasėmiau limituotai vandens, jokią maistą. Bet kai pradėjau eiti, tai pradėjau. Tai nežinau, kiek aš šitų valandų užtrukau, bet jau viskas. Va, po 5:20. Dabar vandens kuo daugiau išgerti ir eit gaminti, o valgyti. Čia sienoje yra driežas. Ir jis skleidžia šituos garsus. Geras. Baigė.